Tai labą dieną, Jurijau. Labą dieną. Tai aš gal pradžiai norėčiau, kad trumpai apie save tokį reziumė kažkaip tai prisistatytum, pasakytum. Paprastai, be jokių negali. Esu 33 metų, vadovauju vienai iš Vilniaus kavinei. Kartais nusipirksiu reklamai. Tai tiek. Tai kiek jau kartu filmavaisi? Gana nemažai. Tai ką, ateitis šalia verslo aktorystė? Gal ne. Bet tinka? Daugiau kaip hobį. Bet veža? Vežas. Supratau. Papasakok tada, kaip supratai šitą visą scenarijos momentą. tą įvykį, kurį norim pavaizduoti ir perteikti žmonėm. Supratau taip, kad tai yra vidutinio amžiaus žmonių kompanija, kuri, ta prasme, galbūt su vaikais sėdi, bendrauja, keli išgėrinė ir vienas tokias, kaip siela, nori išeiti ir kažką užvežti biškį kompaniją, gal papasakoti, pralinksminti vaikus ar kažką įdomaus draugam. Ten bus kompanija be vaikų, čia tokia be vaikų, tokie visi savo, bet tai nesakau, ten nieko adults nebus. O kaip tau patinka apskritai, papasakok, neužtenka atsakymą, taip ar ne, bet man norėčiau, kad tu biškai praplėstum mintį apskritai grįžimas į tą vaikystę ir tokiu būdu pralinksminimas arba išsišokimas. Ja, kartais taip ir būna vakarėlėje, kad kažkas, kaip vakarėlio sėna, nori kažką visiems tokią padaryti, kaip visiems grįžimą ir pats suvaidina tokią vaikišką pasiryžimą vaikišką tokią. O save gali pavadinti, kad būni vakarėlio vieną iš sielų? Šiaip jau. Jau ne taip dažnai tenka dalyvauti vakarėliuose, nes nesuprantu. Jauties gerai, ne? Taip. Gerai, tai dabar gal norėčiau tada, kad pabandytum ir suvaidinti tą tokią panašią situaciją. Nuo to momento, kai, tarkim, atėjai ir atsistoji prie eglės. Eglutė skarota, eglutė žalia, miškutė gaurota, ją lanko šile. Tyla, mes nebūtų kitas versijas. Miškutė. Gerai. Miškutė gaurota, lanko šile eglutė. Jurijus Marševskis, man 33. Esu ne aktorius. Ačiū.